7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos geroviai. Kaip jautiesi prieš šitą rinktinės langą? Sveiki. Gerai jaučiuosi, smagu gavus kvietimą ir smagu grįžti, aišku, į Lietuvą bent trumpam laikui. Tai laukiu treniruotės ir laukiu rungtynių ateinančių. Rodai labai gerą krepšinį, kaip gerą lygį sezone šitam naujam. Tai kaip tau prisijungs prie rinktinės ir ko tikiesi iš savo rolės joje? Tai vėlgi tikriausiai vasaros darbas su visa rinktinė. Nežinau, tikiuosi tiesiog padėti toliau komandai laimėti, pasiekti tas pergalės ir viskas. Dėl to specialių lūkesčių aš neturiu. Kaip manai, kokias lėmė priežastys tokį galingą sezoną smūgės startą? Kaip ir minėjau, ką tik tikriausiai tas visas vasaros darbas, ta visa patirtis, vis tiek yra kažkaip paprasčiau dabar žaisti krepšinį, ypač po Europos čempionato. Tas visas krepšinis atrodo sulėtėjęs, aikštelėj viskas gaunasi paprasčiau, lengviau, sprendimai ateina geresni, tai manau viskas susideda į vieną dalyką. Kiek dėmesio yra daug Eurolygos komandų ieško video puolėjų ir yra kažkokia didesnė iš Eurolygos rungtynės? Dėmesys yra, tačiau aš turiu kontraktą su Tofiš klubu ir viskas daugiau. Nelabai ką galiu pakomentuoti tą situaciją. Nėra Eurolygos alga. Turiu garantuotą sutartį šiam sezonui su Tofiš klubu. Tai galima sakyti, kad ta rinktinės stovykla, ta tokia griežta Kurtinaičio mokykla padeda sezone, ne? Tikrai taip, tai padeda. Kaip ir sakiau, ir ta fizinė būklė, ir emocinė būklė, viskam tai padėjo sezone ir manau, aišku, nesinori nurašyti to, kad patekau į gerą ir savo tinkamą situaciją Turkijoje. Treneris gerai mane išnaudoja, turiu gerus komandos draugų aplinkui save, tai nesinori visko būtent skirti rinktiniai, bet manau visi šitie aspektai susideda į tą gerą rezultatą. Kaip Britai, Italai, kaip galvoja, ar stipriai keisis rinktinės veidas nuo Europos čempionato, žinau, kad yra, aišku, kai kurių lyderių. Tai manau, Didžiosios Britanijos per daugiausiai gal nesikeis komanda, kiek mes esame kalbėję su treneriais, tačiau Italijos sudėtis bus šiek tiek kitokia, kadangi jie turi vis tiek Belgiją Eurolygą ir visi negalės atvykti, tai šiandien pradedam darbus, pradėsim pasirašinėjimą ir bus viskas aišku. Tai duostamės rungtynės prieš Jasikevičius, pačiam, man atrodo, patys pirmo sezono rungtynės. Susilaukė gal kažkokių žodžių iš Šaro? Ne, neteko kalbėti po rungtynių. Kaip apskritai galbūt galvoji, ką Tofišas gali pasiekti šią sezoną, matant, kaip tu atrodo, kaip komandas įsisikojęs? Tai nenoriu nieko prikalbėti, bet mes esame gan jauna komanda. Tofišą, manau, turim tik keli žaidėjus, kuriem yra virš 30 metų, tai mums reikia gauti tą ramybę aikštelį. Žaidžiam šiek tiek nestabilų tą krepšinį, kartais pralaimim komandą, prieš kurias turim laimėti ir tada laimėm rungtynes kaip prieš Anadolu Efes ir kaip pats minėjai prieš Fenerbahčę. Tačiau su geru darbu ir su treneriu, kurio mes ten turim, manau, galim tikrai pasiekti gerus rezultatus ir Čempionų lygoje ir vietiniai Turkijos lygoje. Turkijos spalio mėnesį MVP yra saldžiausias asmenybės apdovanojimas karjeroje, gali kažko palyginti? Manau, patikimas į vyrų rinktinę yra saldžiausias, vis tiek kas nereiks. Sugrįžai į Viktoriją areną, matėjo ilgai iki galo? Vis dar laukiu mokėjimų, bendravau su Donatu Zavacku, buvo pasakyta, kad reikia palaukti ir viskas, ir laukiu.